Išaušo 5 dienos rytas. Vietiniai visą naktį čia šventė, leido muziką, tačiau paryčiais visi išsikraustė ir dabar aš čia aikšteliai esu vienas. Gerai, galėsiu ramiai nusiskūsti, galėsiu išsiskalbti ir tada pajudėsiu į Ventspilį. Na va, žalatinas. Kaip dviračiui reikia sutepti grandinę, taip ir man kartais reikia sąnarių sutepti. Nors daug kas skeptiškai žiūri į šitą žalatino valgymą dėl sąnarių, bet manau nepakenks. Mano planas pasikeitė, į patį Ventspilį nevažiavau, nes radau degalinę su internetu daug arčiau. Tai teks patiems nuvažiuoti į Ventspilį ir pasižiūrėti gražus fontanus ir miesto vaizdus. Truputį karšta diena šiandien, bet nieko tokio. Geriau jau karšta negu kad lyja. 5 diena. Startavau labai vėlai, apie 4 valandą tik tai. Bandžiau per Wi-Fi nusiųsti visus savo vaizdelius, bet pasirodo degalinių Wi-Fi'us ne per kur nėra tinkamas tai daryti. Dabar važiuoju į Kolkos miestelį ir tuoj prasidės regioninio parko zona, tai abejoju, ar kur nors galėsiu iš visų stot nakvot. Gali būt, kad teks likt kempinge. Tiesa, pamiršau paminėti. Šiandieną prie manęs prisistatė policija. Praeitoj vietoj, kur nakvau. Paklausė, ką veikiu ir liepė susirinkti palapinę. Sakė, ten nėra vieta jai statyti. Bet aš savo jau pasiekiau, buvau užmiegojęs. Man nelabai rūpėjo, ar ta palapinė stovės ilgiau ar ne. Palinkėjo gero kelio. Tiek tų naujienų. Sustojau paprašyti žmonių vandens, bet nei vienoj sodybai neradau nei vieno žmogaus. Tai pasiėmiau savo maisto ruošimo kibiriuką ir bandysiu pasisemti pas žmoną. Gal nieks nenušaus, kad vandenį semiu. Va šurnukas. Bandysim kažką sukooperuoti. Na, vanduo truputį žalsvas toksai. Nežinau, ar čia matysis. Nebaisiai skaidrus, bet manau užteks šiandien. Galvoju, gal visai verta čia šiandieną sustot. Ir, kaip sakiau, prasidės regioninis parkas, tai ką aš ir galėsiu iš vis kur nors sustot.